pirmoje pusėje viską pataikė. Aišku, buvo bloga gynyba ir daug davėm laisvų metimų, jie pasijuto ir tikrai buvo sunku juos išgaudyti ir uždengti, bet antroji pusė, manau, kad suaktyvinom gynybą, pradėjom išnaudoti jų silpnasias pusės ir puolime, taip kad to pasiekoje ir laimėjom. Ir manot, kas buvo kertinis momentas, kad pavyko perlaužti? Manau, kad gynyba trečio kėlinio nuo pradžių, ta prasme, agresyviau gynėmės, jie nepataikė savo lengvų metimų, gal pavargo truputėlį ir pavyko mums užpulti po to. Galima kalbėti, kad kažko tai nustebino meksikiečiai? Ne, nieko nenustebino, nes buvom juos išnagrinėję, kaip pasakyti, išanalizavę ir žinojom jų lyderį, žinojom, ką kiti gali padaryti. Ir pavyko truputėlį pristabdyti kai kurių žaidėjus, aišku, visų nepristabdysi, kažkas šiandien vis tiek turėjo įmesti taškus. Pirmam kėliny jų pataikymas pribloškė kažkiek. Mes žinojom, kad jie gali pataikyti, kad tikrai visi meta, bet jų tas geras pataikymas buvo dėl to, kad mes blogai gynėmės. Nepribloškė, o žinojom, kur yra mūsų klaidos. Buvo porą epizodų, kur aistras prasiveržė, tai pavieniai epizodai ar atspindi nervinę įtampą šių rungtynių? Na, žinot, ta nervinė įtampa, manau, kad su pirmom keliom minutėm ir dingo, paprasčiausiai tiek mes, tiek jie nori laimėti ir kai visi nori laimėti, vyksta tokie dalykai, tai natūralu. Žaidėjai, kaip šiandien sužaidėjai, daug buvo kalbama, kaip jiem pasiseks. Manau, kad nereikia čia tos temos labai daug eskaluoti, jie yra tikrai labai geri žaidėjai, už tai jie čia ir yra. Jie sužaidė tikrai labai gerai ir manau, kad nereikia čia kiekvieną kartą daryti kažkokio tragedijos ar surprizo, kaip jie sužaidė arba nesužaidė. Paprasčiausiai jie lygiaverčiai yra nariai ir užsitarnavo čia tos vietos ir dabar reikia juos tai palaikyti. Buvo draugiškos rungtynės, ne kartą toks scenarius buvo, kad trečiam, ketvirtam kėlinyje nuvažiuojant į priekį, šį kartą labai toli nenuvažiavot, bet vis tiek panašiai klostės. Ar tai vizitinė kortelė jau tampa jūsų? Oi, daug dievė, kad aišku geriausia, kai nuo pradžių pradedi žaisti, gauni persvarą ir laimi, bet tai ne visą laiką būna.